dabar kurių čia Čia Karšanskų? buvo Simona, Ai, Simona. Karšanska Simona, ten buvo Edvardas. Ai, šalimais viena kitos, ne? Nu, jo, čia O Edvardas? broliai buvo, aš nežinau, kaip čia pasidalino, tai tas atskirai, šeimas kūrė. O jie abu buvo caro kariuomenį paimti, tai paskui buvo pakliuvę nelaisvėn vokiečių, kiek supratau. Tai grįžo iš nelaisvės, tai labai suvargė. Abu buvo paimti, ne? Tarnavo. Jo, ten ta sodyba nebėra. 48 metais pasitraukėm. 48 pasitraukė. Kadangi jau grėsė išvežimas. Aha, tai jums kiek Tai- buvo tada? Tai man buvo 3 metai, gal. Ai, tai 3 metukai buvo. Ir grįžot, Grįžę 56-7. tai jums kiek tada buvo? Man buvo gal kokie 10 metų. Ai, 10. 12. Ai, tai už 7 metų, ne? Žinau, kada va, pradžioj čia sunku. Čia lyg tai buvę sodyba kažkokia, kieno čia tie blažiai ar pirka, ar kaip ten, nežinau. Kažkokiem pukeniam priklausė. Čia labai seniai liepos, taigi va tokias liepos, tas nenutik, čia gali būti metų. Nelabai įsivaizduoju. 100 metų, tai kas gi jau dabar 100 metų, tai skaityk. 20 metais praeitam, tai kas, ne, tikrai ne. Tikrai ne. Tas žmogus, kaip supratau, iš Ameriką išvažiavo, paskui gal pardavė čia, kaip ten važiavam šitą, pasidalino. Nežinau tos istorijas tiesiog. Pilkauskas tai buvo iš Amerikan išvažiavęs visai. Iš Amerikos grįžo, tai va, žmona tą pamatė jauną, nu ir įsitaisė, jis pagyvenęs buvo. Žmona buvo 19 metų blažyti. Ir apsivedė. Juozas Blažys, tėveliai gimęs irgi čia, šitam kaime, o tėveliai gimė jau pragyveno irgi visą gyvenimą beveik, ypač seneliai. Sodybų buvo kaime 5. Iškia Keršansko 2 sodybas, Keršansko Edvardą ir Keršansko Simoną. Nu, va, Blažių, Miežių ir Pilkauskų. Aš važinėdavo, tai atvažiuodavo, kartais žydeliai ateidavo kažkokie tai, atvažiuodavo. Čigonai. Ne čigonai. Ai, buvo čigonai važinė. Pirkdavo dobelus, sakysim, ten pašarus pirkdavo, stiklus atveždavo. Nu, įvairius tokius buitinis dalykus. O šiaip tai nuvažiuodavo anykščius nusipirkti. Žemdirbėjai buvo turėję žemę, visos sodybos turėjo, Keršanskai turėjo po pusę valaką žemės, reiškia, buvo vienas valakas ant jų šeimos. O jau mūsų buvo tai visas valakas, Pilkauskų irgi visas, o Miežė irgi buvo pusė valako, kita, reiškia, kiti namavo ten. Tai tokia žemė. Jie kaip buvo rėžinė sistema, taip ir paliko, ir nebuvo išdalinta, reiškia, vienkiemis tą kaimą. Taip, tik tai va dabar, kai darė jau tuos matavimus, tada jau išskirstė. Šiaip buvo rėžinė, dar žinot, nuo Augusto, kurio ten karaliaus laikų. Dar ten tokia kultūrėlė kažkokia. Čia buvo. Ir sakys, vaikų kiek turėjo? Miežiai turėjo 3. Yra vienas tie palamų. Dabar, ai, da yra. Bet tai čia jo, ten Miežiai. O namo tai net nebėra, Čia net buvo pamatų. kletelė, čia namas, nebėra nieko, viskas. Nieko, viskas. Išversta, viskas. Pilkauskai. Kitai pusė gatvė. Na, taip. Tai prie pat vienas kito.
Tai kur va čia arčiausiai buvo jūsų kaimas, čia kas? Naujonis? Naujonis. Ai, tai čia Bet čiagi Daugėlas gyveno, ten Vaišvilų sodyba buvo pamiškiai. Nu, Ai, tai čia- Baltakė buvo, tenai Rusų, čia Jadviršių, ten visur pilna žmonių buvo. Aha, dabar nieko nebėra. Nebėra. Tik pradinė mokykla jau po karą, tai kiek buvo visur, Naujonis buvo, o čia buvo pradinė ir pilna vaikų būdavo, Piktagalį pradinė, Aha. Užuožerės, Dabūžės, tai ten jau 8-metė, 7-metė. Visur buvo, dabar nebėra, nieko, tuščia. Nieko nebėra. Didmiesčius visi dabar. Didmiesčius ir žmonių sumažėjo, migruoja, nežinot, kaip Tai yra. seniausiai matot, kaip jūs pasakat, 3, 5, Taip, 5 taip, vaikai, taip. o dabar va po vieno, Tas tai taip. po 2 jau čia jau retenybė. Tai va, užtat matot, kas darosi. Ir Daugėlasgi ten tai labai daug, aš nežinau, kiek ten vaikų buvo. Taigi gal 6, kiek mirė, ten vėl neaišku. Mokyklą lankydavo taip, man atrodo, kad tėvukas, čia mūsų name buvo šiam galeva įrengta, reiškia mokytojas ateidavo, vaikai susirinkdavo ir iš Piktą galę ateidavo, ir čia aplinkiniai susirinkė, mokydavo mokytojai. Braižydavo ant tos dantutės, švyna gabaliukus, reiškia pėdsaką palieka. Ir tik tai mokydavo tik žiemą, kadangi vasarą tai nebuvo kada, reikėjo dirbti, ganyti gyvulius vaikam. Taip, dabar Keršanskas Edvarda buvo Povilas, Vladas, Juozas ir Stasė buvo 4. Ir kita Keršanska buvo Simona irgi taip pat. Vytautas buvo, Jonas, Ona ir... metais tai buvo panašiai tokie. Tai įsivaizduoti, kurių metų. Užpraeitą šimtmečią gal vidurė. Ir papasakyti apie šitą obelį, kaip čia pasakėt, kad gulėję vokiečiai ir... Nu jo, per pasaulinį karą apie 14 metų ar per 15. Čia vokiečiai nuo Dabūžių užėję. Nu ir sakė, čia buvo pasidėję šautuvus, galėjo ilsėjasi. Nu, šalta rudenį, tai ruduo, gal rugsėjo mėnesį. O kaip čia nuo Dabūžių ėjo, o rusai traukėsi, reiškia, iš Dabūžių tenai, vokiečiai iš miškų atėję, matyti, jas išvyję, kad sakė, čia kazokų joja raiti per kaimą. Sėdi prie šūrinį, sako, gėrės arkliais, per šautą arklys, sako, vienas nukys. Ir kazokai su papachom, žinai, kaip rusų. Pirtelė pastatyta apie 915 metus. Ir ją pastatė žmogus iš Vilniaus krašto, kadangi Vilniaus krašte buvo labai badas, tenai frontas stovėjo. Nu, tai jisai sutiko už žirnių maišą ir iš kviečių, atrodo, maišą. Jis sukirto visus rastus, supjaustė, nu ir pastatė. Ir tą maistą jisai per 2 kartus parsinešė į Vilniaus kraštą. Sako, ką darysi, kadangi šeima tai badauja, reikia šeimyną maitinti. Nu, tai va, tokie dalykai. Tais laikais pinigų ir žmonės neturėjo, nu ką turėjo maistą tik tai. Sakė, dažnai eidavo iš Vilniaus krašto, sakė, eidavo visokie žmonės maistą. Kai pagalvoji parsinešti Vilniaus kraštą maišą kažkokį žirnių, tai ne juokai. Nu, ką darysi.